Sveiki, šiandien žaidžiam Minecraft Frostimty serveryje. Aš jau čia esu žaidęs, bet nelabai dažnai, bet nelabai aš aktyvus šitam serveriui, kaip ir kituose. Nu, bet pažaidęs esu normaliai. Čia va mano chata, tokia nedidelė ir nemaža. Mano čestai. čia tik iš kitų. Ir pats radau kiek. Mano XP butiliukai čia. Dar perlai, kurie netilpo čia. Nes nelabai mano kardai. Nu, visi įtemai. Kaip ginklai ir panašiai. Mano armorai. Čia biškai pataisyt. Reikia pataisyt. Va. Tada dirta, žemės, čia random things, tingėjau sudėlioti. Čia aš noriu padaryti enchant table, tik man reikia dar obsidiano. Vat. Apie obsidianą visai užmiršau. Eisiu dabar medžių prisikirst. Oi, čia va mano draugas gyvena, aš jį netyčia išmečiau iš faction ir jis dabar nelabai ateina į servą. Visi įtemai pas mane, reikės admino prašyti, kad jis man atiduotų įtemus. Nes jis nežinau, gal ir atiduos, gal ir ne. Nes tam pusė mano įtemų buvo. O šitas medis nesugriuvo. Nunzin. Nu, bet nors ir neužaugo. Ir aš nekenčiu, kad jeigu čia biškį pabūna saplingai, tai jau užauga. Tai mane labai patogu. Opa. Iškart saplingą sugriaunam. Atsa. Šitas serveris geras. Nuo lago. Nėra lago. Čia toks serveris PvP. Čia mano chata. Oi. O kur mano galvos pradingo? Aivaras pavogė. O daunas. Nu, bet jis dar neišėjo į servą. Reik pasimt dar pikeksą. Oi, va, gavau. Kaip tik. Čia buvo skeleto galva ir zombio. Vieną gavau. Nu. Čia dabar. Nu va. Va. Dabar reikia tik vienos galvos. Tai skeleto galvos arba creeperio. Nes man patinka tokias galvos. Nu čia mano chata niekam ypatinga nėra. Kaip ir... Nu jo, nėra. Aš dabar čia tvarkau aplinką, nes... nežinau, nes aš noriu, kad padaryti daug gražesnį savo chatą ir F-home. Jeigu čia kažkas ateis, tai aš jau būsiu pasiruošęs. Jeigu norit, galiu seną spavną parodyt. Ten va yra senas spavnas. Radau netyčia. Kažkaip taip gavosi, kad radau spavną seną ir čia pasistačiau arti namus. O, skeletas su enchantintu lanku. Atsa! Oi, jis pats mirė. Tai negausiu galvos. O, gal iš creeperio gausiu. Ne. Nu, bet gerai ir gunpowderis. Paprašysiu, gal kažkas norės nusipirkti. TNT prisidarys ir pardavinės paskui. O, kiek XP. Zombie ateini čia dabar. Dabar ateini čia. Tai va, šitas servas, nu, man tai jis geras. Niekada ant jo nestumčiau. Tik aišku, dar biški yra bugų. Tai tos bugas, sakė, sutvarkys. Apie bugus aš nekalbėsiu, nes... Nu, kam kalbėti apie bugus? Nu, bet jie tokie maži. Labai lengva bus sutvarkyti.
Tai vat. Galima dar kažką padaryti, pavyzdžiui, nežinau, sugalvosiu, va čia, jeigu norėsite mano factioną, tai mano factionas yra be Steam. Ir patarčiau šitam serverį apsilankyti ir pažaisti, nes esi įdomus. Čia dabar turiu daug enemy. Va, ir serverio savininkas Ecstasy LT. Va, Ecstasy LT. Visai toks geras servas, man žiauriai geras. Oi, čia kažkokia duobė. Čia turbūt į mano tą keivą. Nes tai aš jums parodysiu vairą. Mano nepabaigtas, nu čia ne vairas netgi, o tas player, čia tavo, tai jis yra tikras daunas. Atsiprašau, kad taip sakau, bet už šitos vietos yra keivas ir aš, man atrodo, aš irgi jį radau, nežinau kaip. Ieškau dabar cukralinčių, kad pasidaryčiau ir obsidiano. Aš daug ko neturiu, aš jums jau rodžiau čestus, va. Ką aš čia turiu? Kiaulės, pigus, strengų, dar perlų. Nu, mažai ką aš čia turiu. Bet biškį ne čia padėjau gunpowderį, nes darysiu žiauriai gražius namus. Aš nežinau, aš nelabai gerai statau, gal ir, nu, normaliai aš statau. Kvadratinių namų nestatau. Čia pastatytas kvadratinis dėl to, kad mes su draugu labai ilgai sprendėm, ką daryti, neturėjom laiko, dar mus buvo užpuolę. Tai turėjom ant greičio pastatyti. Kitą dieną pastatėm stogą, jau kitą dieną tokius kambarius apačioj. Tai normaliai. Tai vat, šitas serveris veikia dažnai. Nu, kad jis net neįsijungia, bet vaipas buvo, tai dabar negreitai, man atrodo, bus. Tai vat, prisirinksiu gėlyčių. Kaip čia mano pats pirmas video, tai net nežinau. Man atrodo, dabar tik žaisiu survival šitam serve. Jeigu kažkam nepatiks ar kažkas bus, tai galėsit manęs paprašyti, aš pakeisiu servą su mielu noru. Nu, aišku, ne su mielu. Biškai pažaisiu tam servą, paskui, survival pavyzdžiui, single playerą, o paskui jau šitą ateisiu servą pažaisti. Jeigu norėsit, galėsit su manim pažaisti. Visada priimsiu savo factioną, nes man reikia daugiau žmonių. Nes aš dabar per šiandien gavau gal 3 enemy. Dabar mes tik likom 2 žmonės faction'e. 3 enemy gavau. Dar padariau vos 3 faction'ai susinaikino, tai turėjau 6. Čia nežinau kaip taip gavosi, kad šiandien su manim 3 žmonės pasidarė enemy. Nu jau man žinau kaip. Ant ploto buvo, kad aš nufilmavau ir su manim, kai nusinčiau video, kad jie grifino plotus. Va, čia viena iš tų nesuskriptintų dalykų, kad gali grifinti kitų žmonių plotus. Tai vat. Nu, anai man dabar netrukdo, nes aš plotuose nebūnu. Aš va taip būnu, kad prie namų, ten gražinu namus, ten daug ką darau, bet taip į plotus neinu. Šiandien tik buvau nuėjęs, nes man kažkaip užsinorėjo pažiūrėti, kas ten gero. Tai nuėjau, ne ant greičio, taip nuėjau, pažiūrėjau. Nu, visai nieko tuose plotuose. Daug kas prisistatė žiauriai toliau ir ten tokie gražus namai, bet gaila, kad set home nepasidariau ten. Latvijos šildas. Aš nežinau, dėl ko jis man padarė enemy. Dėl to, kad šitas gražus namas. Čia netoli mano namų restapu 1. 1 tai tiesiog vienetas skaičius. Tai nelabai ir toliau nuo mano namų, tai visai
geras. Ferma namie. Kad toli nereikėtų eit. Aš fermos dar neturiu, bet jau noriu pasidaryt. Ai, ačiū. Aš buvau, reiškia, toj Vantis spalinės, ar kur aš čia. Nes buvo čia vienas kažkur. Aš kažkaip restupų vienas padariau ir... Ai, ne, ten vienas, prie mano namų. Prie pats spavno. Tai vat. Šitas visai nieko namas. Nepateks. Ai, pateks. Lengvai galima patekti. Jau iškart matau. BTV. Burntumen. Aš gyvenu Anglijoje. Dabar biškai apie save papasakosiu. Mažai. Nes mažai papasakosiu. Aš gyvenu Anglijoje, man 12 metų. Mano vardas Romas. Žaidimo vardas Mindog. Nežinau, dėl ko tai pasivadinau. Kasti žąsiną. Nežinau dėl ko. Anglijoje. Mano nikas yra trolis, bet aš nenoriu čia viską iš naujo pradėti su troliniku. Aš tingiu išresą savo išardyti ir per 2 nikus atidvinėti kitam nikui, tai pabūsiu Mindog. Truputį. Paskui, nežinau, gal paprašysiu admino, gal man pakeis. Čia daug premiumų. Nu, čia paslauga premiumų. Parašyna, atrodo, paslaugos. Visas paslaugas pamatyt. Nu, jos dar tik 3, bet premium yra pati geriausia man. Man atrodo, blogai prašau. Premium. Manai gali invest, kito žinai, bet negali imti. Tai visai gerai čia yra padaryta. Fix, gali susitaisyti savo setą arba darbo įrankius. Gali pasikeisti savo vardą. Gali jump. Tai tipo, aš čia stoviu, parašau jump ir kur aš žiūriu ten ir nusitelinsiu. Inbox'e tai spavnerį gali pakeisti. Ir kit premium, kas 14 valandų. Kai pateisit, galėsit kitą akciją rašyt. Ar švečias. Ne, aš jau čia žaidžiu ilgai, bet, nu nelabai ilgai, bet aš dar, čia buvo visi vipai, tai aš visus kitus susirašiau ir man buvo gerai. Ir paskui visiems nuėmė. Tai nelabai. Paskui... Ai, vipai negali fly. Vipas, ką jis gali. Fix irgi gali. Gali enchantinti. Gali savo inventorių įsiklėrinti. Atsiprašau, biškai palagina. Bus nikas ant spalvotas vipo. Set homus gali 2. Ender chestą gali. Fixą. Box setas. Ir kit super vip. Kit super vip visai neblogas. Pavyzdžiui man, nes mano draugas yra super vipas, tai sako visai gerai įtimai. Tai vat. Kaip ir viskas. Jeigu serverio adminai labai geri, tik kai kurie žmonės yra, kurie nepasiklauso, bet dauguma žmonių ir naujokų per PvP nemuša ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu jūs būtumėt naujokas ir vis tik pradėtumėt žaidimą, tai aš jūsų nemuščiau, nes kai kurie tai net ir seka, bet labai mažai žmonių naujokų taip gal viską nemuša. Nu tai vat, tarp kelyčių atsistosiu, pasikasiu. Tai vat. Su jumis buvau aš, Mindog. Ai, aš sakiau trolis ar... Aš nežinau, aš pradžioj sakiau trolis. Tai gal trolis aš būsiu, vadinsiuos troliu, nes aš greit pasikeisiu niką. Labai norėčiau pasikeisti ant greičio, nes kad ir nelagintų nieko, tai... Vat. Nu, nes man su šitu niku biškai lagina. Aš nežinau kaip tai gali būt, bet kaip aš žaidžiu ant trolio niku nelagino, kaip žaidžiu ant šito lagina. Ant trolio dar niekada nelagino, nu tai vat. Tai gerai, iki pasimatymo ir užsukit į šitą servą. Ir dar nepamirškit palaikinti ir pasubscribinti.
Labai norėčiau. Arba padislaikinti ir parašyti, kokia mano buvo problema. Bet čia mano pirmas video, tai gal nedislikinkit labai daug. Gerai, viso gero.